Nu ką, sveiki gyvi. Gal ketvirtus įkiu įveiksiu pagaliau šitą video, nes filmavau, pajutau, kad kartojuosi, be planų šneku, tai gaunasi tokios nesąmonės, paskui žiūrėjau, kad gaišinsiu savo ir jūsų laiką. Tai ką, Lietuvoje prasidėjo drama, susipešė light auto patikra ir važiuojam auto. Aš čia į šitą istoriją kapseniau, aš esu apie juos kūręs video, bet pavadinimus kūręs tokiu biskį netiesioginiu būdu, bet čia sakykime, kadangi tai yra mano nuomonė, mano patirtys ir mano pastebėjimai, aš įmesiu savo nuomonę ir savo pastebėjimus ir, kaip tas sako, šitas video net negali būti blokuojamas kaip kažkokia antireklama ir panašiai. Čia jūs take it or leave it, kaip anglai sako, priimkit arba ne. Aš esu, kaip tas sako, automechaniko išsilavinimą turintis, kėbulų srityje dirbantis, bet turintis žinias ir apie mechaniką, ir apie elektroniką automobilių. Aišku, plačiai nepraktikuojantis, nes tai yra, bet bendras supratimas yra ir savo automobilius pats susiremontuojantis. Su pardavimu neturintis visiškai nieko bendro. Per savo gyvenimą pardavęs vieną automobilį ir tai giminaičiui pavažinėti paskutinius 2 gyvenimo metus. Tai bendrai iš karto video pradedant, jeigu kažkas atklydo šitą kanalą ne su mechanika susijusių žmonių ir nesuprantančių, iš karto pasakymas taip. Automobiliai turi būti tikrinami ir kad būtų išvengiama arba sumažinama tikimybė gauti tuos tikrai vadinamus prastus automobilius ir lavonus. Mano tik tai tokie pastebėjimai. Automobiliai turėtų būti tikrinami 3 būdais. Pirmas iš jų tai pažįstamo draugo giminaičio pagalba, kuris gaudosi, orientuojasi apie automobilius, tik ne apie tą žmogų, kuris, sakykime, nebent jūs Audi perkat ir ten Audi žmogus ir jis apie Audi supranta, tai jį rimat. Bet jeigu jūs perkat ten kažkokį Peugeot Renault ir tas pažįstamas yra tik Audi specialistas, tai jis didelė tikimybė, kad jums gerų pastabų apie automobilį ir įžvalgas nepadarys apie Renault. Tai tokį žmogų, kuris generaliniu būdu gaudosi automobiliuose ir, sakykime, žino plius minus, kurie automobilio varikliai stipresni, kur silpnos, kur prastesnės vietos ir panašiai. Ir aišku, privalumas diagnostika ir ten kokių nors gyvų parametrų skaitimas. Antroje vietoje būtų šitą automobilių servisai tikrinimui. Automobilių servisai tikrinimui tai irgi nėra absoliuti taisyklė, nes teko girdėti situaciją, kai nedideliam miestelį prikupas parduodamas mašiną, čiki-piki, čia numerukus uždedam, dar gražiai pašnekėdamas, į kurį servisą varysi, nes jeigu jau tikrai labai bloga, tai nutrenkit tą automobilį, aš atvažiuosiu, pats pasimsiu, viską suprantu, tep ir tep. O tas klausimas pasirodo dėl to, kad gražiai užkalbėti, paklausti, kuriam servise bus automobilis. Automobilis per vartus išvažiuoja, tas už telefono direktoriui atvažiuos tokią ir tokią mašiną. Paradoksas toks įsivelia, kad direktorius nuėjęs liepia mechanikui priimti tą mašiną ir nušviečia situaciją, kad tą pražiūrėk, dėmesį nukreipk į kitus defektus, o pats pamatyk tą, ką nereikia ir, kaip tas sako, kas nėra aktualiausia. Paradoksas tame, kad atvažiavęs žmogus su ta mašina, kurią planuoja pirkti, pasirodo yra pažįstamas su mechaniku ir taip išlenda tam tikri dalykai, kad tikriausiai mažame mieste įtakingas pardavėjas gali plius minus visų servisų vadovybės ar vieną kitą mechaniką žinoti ir tai nėra patikima. Ir šitos situacijos, kas dabar vyksta, man pagimdė tokį dalyką, kad net pasitikrinus automobilį, nesvarbu, ar auto patikrose, ar kitur, nes čia jau tų tikrintojų prigimdė. Reikia tikrintis bent pas antrą tikrintoją ir jokių būdų nesakyti, kad tikrinaisi jau vieną sykį automobilį. Ne? Čia kaip su mechanikais, jeigu mechanikui pasako, kad ta mašina pas kažkokį kitą mechaniką tvarkyta, kaip taisyklė žinom, kad mechanikas, kuris viski yra nesąžiningas arba nori pafleksyti, stums ant kito mechaniko. Tai irgi, jeigu pasakysit, kad auto patikra padaryta pas aną, tas arba specialiai kažką, arba vengs to automobilio, tikrai nežinau, kaip tai gali įsiklausyti. Ir paskui tikrinimus lygyti. Jei rado vienodai, tai galima, arba panašiai galima tikėti, kad tai legit tikrinimas. Jei rado skirtingai, tikrinti, kodėl skirtingai. Ar ten vienas nerado, kitas rado.
ar žmonių kompetencija, vienas geriau įžiūrėjo ten gal kėbulinius, kitas variklinius dalykus. Ir gali būti abudu teisūs, arba gali būti vėlgi kaip magas rodo ranką, kuri žiūrėkit ką daro, o kita ranka daro triuką. Tai natūraliai, kai pradėjau sekti šitą situaciją, peržasi tokia mintis, kad vienu nepasitikėkit, jeigu neraukiantis apie automobilius ir panašiai. Tai va, iš karto parodau, kaip matot, yra auto patikra, mane užblokavęs puslapis, čia yra ponas bičiulis, važiuojam auto irgi užblokavęs. Paskui bandysiu kiek įmanoma greičiau paaiškinti, kodėl užblokavę ir kodėl peršasi, kad tas Modestas irgi jis nėra dievas. Jis dabar gal ir jau jis yra tikrai pasikėlęs tame lygmenyje, vos negali ir geriausiai dirbantis hui ten žino, bet kas yra nervuoja, kad jis bando šiai dienai savo darbą statyti kaip taisyklės, kad kaip aš darau, taip turite ir jūs daryti, jeigu aš taip rašau, jūs taip turite rašyti. Ir toks vaizdas, kad Malinausko platforma ir Malinausko, nežinau, maždaug net pažįstami, naudojasi interesu pasikelti ir pasidaryti su tuo YouTube'u, pasikelti ir pasidaryti savo PR ir reklamos ant kitų kažkiek apšikdamas. Jeigu yra už ką šikt, numai į šunis. Bet aš kaip ir pabrėžiau, kad aš nesu automobilių pardavėjas, aš esu mechanikas. Tiek auto patikrą, nes nežinau, jie vieni gali iš pirmųjų, ar pirmieji, nežinau, bet man į akiratį jie papuolė pirmieji. Light Auto tik dabar sužinojau. Jie man pirmi papuolė į akiratį ir aš laiks nuo laiko, kas sakykime liečia ypač mano srity, aš juos visada komentuodavau ir argumentuodavau. Ir ką jūs manot? Ir aš gavau kikus. Ir aš nesikeikdavau ten dar aršiai kažką, aršiausiai ką galėjau pasakyti, nemalk šūdo, nesąmonė šneki ir tep ir tep. Ir su argumentais. Ir sakykime, jeigu iš visų šitų trijų apie Light Auto nieko nepasakysiu, jeigu ir reikėtų kažkurį vieną rinktis, tai vieno nesirinkčiau, du bent rinkčiausi tikrintos, tiek kokį iš Kauno ir Vilniaus, kad būtų gal nesusiję ir kad kokia rizika mažesnė. Bet šitą tikrinčiausi gal pas tą Modestą iš Kauno, gal. Bet jis irgi, kai pradėjo, jis krūvą irgi klaidų padarė, sakau, su bičiuliu iš važiuojam auto, tai kaip tas sako, net mano pažįstamas yra susidūręs, nežinau kiek to pažįstamo ten tikra versija, kiek ir panašiai, bet net ir be jo pasakojimo man pradėjo darytis toks vaizdas. Pavyzdžiui, jeigu ir Modestas daro video, tai jis te kažką gal iš čia pafilmuoja pusiau, kažką tepšneka, nežinau, kiek režisuota, kiek nerežisuota. Šiais laikais nieko neina 100% pasitikėti. Gali būti PR tikslais tiesiog ateina prie automobilio kažkas pafleksina su pažįstamu ir ten tiek tos istorijos. Bet mažum ir teisybė. Suvažiuojam auto, jis visada mašinų sakydavo, haha, bičiuliai, ten tas ir tas, haha, bičiuliai, tas ir tas. Kol kažkada pažįstamas paima, parašo, tas pažįstamas yra auto pardavėjas, mano žiniomis automobilių beveik netvarko, jis parduoda, kokio yra stoviu, tokį automobilį ir parduoda. Tai man jisai parašo, kažkada, sako, žiūrėk, video apie mane įkeltas. Ir jis sako, ką šitas žmogus pasakoja, yra 70% dadečkas. Sako, buvo tokia situacija, automobilį išdefektavo, su visais defektais sutikau, sako, vienintelis dalykas, sakiau, duok savininkui lapus, viską, ką išdefektavai, su savininku aš noriu šnekėtis. Ir ten prasidėjo ginčas. Ir tas mano pažįstamas sako, aš nelabai supratau dėl ko. Kol atsirado video, sako, supratau, kad apie mano mašiną defektaciją šneka, bet visas tas, kaip aš norėjau, ką jis pristatė, kad sako, ten išsisukinėjo ir panašiai, kad nenorėjau sutikti ir panašiai, kad derybas gal nesileidau, nežinau, aš to video tiksliai irgi neatsimenu, bet principai jisai teigia, kad ten yra 60-50% užtirštinta realiai, kas buvo. Ir paskui dar aš kažkiek laiko jį sekiau ir tikrai pradėjau ten, galvoti tą vaizdą, kad jis dėl to sėdi mašinoje ir pasako galimai nebūtas istorijas arba kažkiek būta sudalibdymo. Ir todėl jiem neaktualu įvardinti ir parodyti pas ką, kaip ir dėl ko tai buvo. Kur tikrai, aišku, pasigaudavo tą variantą, kur ten juodas ir yra kažką nufilmuoti, jo jisai nufilmuodavo, bet kada neturėdavo turinio kažką rodyti, toks vaizdas įsigalvodavo ar kažką. Tai
Paskui ten papuolė tokį kėbulinę jo pasvaiščiojimai ir man papuolė su juo pasiginčyti ir gavau baną. Tiek reikalų su auto patikromis, tai kaip ir minėjau, man toks vaizdas, kad Modestas naudojasi Malinausko platformą, kad pasidaryti savo reklamą. O ponas Malinauskas akivaizdžiai matosi, kad nieko nesupranta ir neraukia apie mašinas. Ir kas yra blogiausia, kad jisai pasima vieną žmogų ir naudoja kaip absoliutą, ką Modestas labai mėgsta, jis kaip absoliutas, net dabar apie Light Auto tą Passatą padarė video, aš garaže klausydamas dirbau ir jau man keli dalykai užkliuvo. Jisai pasakoja, kažkoks defektacijos aprašymas, tai čia tep-lept padarytas, jau aš tai vakai rašau. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, gerai, tai jeigu paimi kitoj rankoje, tas žmogus neįžiūrėjo, profesionalumas jo prastas, matė mašiną kaip tvarkinga. Pasimam technikinių lapą, kas technikinių lape? Šviesų aukštis, išmetamosios stabdžiai ir jeigu nieko daugiau nėra, žalias lapas ir automobilis yra techniškai tvarkingas ar kažkoks sakinys. Viskas, daugiau nieko nereikia. Kodėl aš turiu kažką gimdyti ten, jeigu jis taip matė, ir Modestas bando pristatyti, kad jo darbas yra kaip įstatymas. Ne, Modestai, tai nėra įstatymas. Jūsų tikrintojų taisyklės nėra apibrėžtos ir ką norėčiau iš tikro apibrėžtų, kad ten kažkoks tikrintojas negali vertyti važiuoklės būklės, jeigu jisai negali mašinos pasikelt, nes man tokie dalykai tai atrodo juokingai. Gal atsiveža donkratus ir panašiai. Jo, ten pavažinėjus, kad ten kažkas bilda, pasukiojus gali daugmaž įvertyti, ar vairo traukiais angalis ar kas. Čia maišonis. Variklį taip gali vertyti, apsitepolavusius amortizatorius, sudilusias kaldėlės, diskus, visą šitą jau gali vertyti, ten gali ant gatvės vertyti. Kas dar su Modestu? Nes sakau, jo tas absoliutizmas, jis gal ten tas lėlės, visus šitos lavonus gaudo, tai yra labai gerai, pritariu. Bet su jo tuo absoliutizmu tai yra didelis absurdas, kai būdavo seni video. Visada pristatytų, špakliuota mašina yra blogai, drūk vaikas, bakstel žaislu, ten prabėgdamas įsivaizduokit su trūku. Praeina kažkoks laikotarpis, nežinau, ar jam pasitvirtinau šitą verslo formą ar ne, kaip supratau, jis norėjo paleisti tokią verslo formą, kai žodžiu randa mašiną, randa jo defektus, bet nori žmogaus tvarkingos mašinos, jie atvaro pas Modestą, Modestas daveda ir atiduoda su kažkokiu papildomu antkainiu ant mašinos. Ir jis pats ieškojo kėbulininkų ir dažytojų. Tai palauk. Gaunasi tą, ką tu pristatei absoliutą, kad negalima, po pusės metų ar po kokio ten laikotarpio tartum nusibraukia ir pats tu ieškai meistrų. Ką, pamiršau dadurti, dėl ko Modestas ir auto patikra tikriausiai mane išmetė. Tai buvo toks dalykas, kaip šitą tikrinau berods Mercedeso SUV, pasakoju tam tikrus dalykus ir akivaizdžiai kadre pastebiu, tikrindamas automobilį žiemą, net aš jam į Facebooką ir žmonės, kurie jį užstojo, sakykime, protegavo, aiškindamas kėliau, kad video kaip atsakomuosius, nes kai Facebook'e kai kuriuose grupėse eina tiesiog rašai video ir vietoj komentaro įpostini savo video. Ir tas dalykas aš po to gavau baną, tai įtariu į to. Tas dalykas tikrinau Mercedeso SUV džipą, berods Mercedesas buvo, tiksliai neatsimenu. Ir akivaizdžiai matyt, kad pliupsnis ties išmetimu yra suodžių pelenų ir, sniegas aplinka vaikšto, tas net matyt, kaip ritėsi, nustumta ir ką Modestas paaiškina. Ten yra nupūstas sniegas, nutirpęs, išlydyta, žolė matosi, nors matosi, kad vaikštosi asfaltinė aikštelė, kur padas primina, sniegas susispaudžia ir pasakoja tokius dalykus. Aš prisimenu, kaip šiandien dar aš buvau papildomai į darbą nuvažiavęs, į valdišką darbą, kur dirbu. Žiemą sniegas, aikšteliai dar sustumdęs kauburys, atvažiavau, mano automobilis nesuvas yra, lengvasis. Tokiu gal atstumų išmetimas ant sniegų. 30 minučių laikiau automobilį privarytą prie sniegų. Nei nutirpo sniegas, nei nieks nepajuodo ant laisvų.
paskui dar po pusvalandžio gerai pragazavau kokią, minutę, dvi pajobinau aukštyn žemyn. Niekas nepajuodo, nieko neatsitiko, nieks neištirpo, nei sniegas apsilydė. Ir aš sėdžiu ir galvoju, žiūrau, paimtų, bet jis, aišku, gal privengia nesuprantančių žmonių, kurie nesigaudo, ir aš taip sėdžiu, galvoju, stopudovas, ta mašina turi DPF. DPF'as vidutiniškai gal užsikimšęs ar panašiai, gal arti išdeginimo režimo ir dažnai pragazuojant trumpą blicą išmeta tų vadinamų degintų pelenų. Ir ten gali būti net automobiliui, čia absoliučiai nieko neturi bendro, kad tas sako, su jo blogu ten kažkokiu darbu. Tiesiog gali būti sistemai reikalingas geras pagazavimas, išdeginimas, laikas nuo laiko tai dizeliuose atsitinka. Tai vietoj to, kad jis tai paaiškintų, jisai pradėjo aiškiai tokias nesąmonės, kaip nutirpęs sniegas, tai nupūstas sniegas nuo gazų, kai mašina daug aukštesnė. Tai aš atsimenu, kad kėliau va šituos savo aiškinimus ir kėliau automobilio galą, filmavęs čia po pusvalandžio, čia tap ir su staiga gavau baną. Nors su perikūpais nieko neturiu lengvo bendro. Ir kas yra pikčiausia, kad žmonės, kurie, pavadikim, yra, kaip įvardyti, realūs perikūpai, ar kažkas stumia šūdų šneka ir panašiai, jie negauna banų. Bet kai žmonės argumentuoja kažką tokio įkelia, su staiga gauna baną ir yra užblokuojami. Kitas Modesto protrūkis video šitą, kai aiškinau, kad aš tikrinau automobilį. Šitiek defektų radau, tep. Ir žmogus vis tiek nusprendė įsigyti tą automobilį. Ir aš sėdžiu ir žiūriu ir galvoju, tai kokios tavo bėdos, tau nesumokėjau. Ten jau apsisprendė, jei žmogus savo galvoj perkalkuliavau, kad gal pats remontuosi tą ir tą, susitvarkysiu, viskas gerai. Tinka ir tavo pardavimas, tinka ir tavo patikra ir viskas. Tai čia va, tokie dalykai, kas, sakykime, man tokie irgi klausimą pakelia, kaip Modestas mėgsta save pristatyti kaip absoliutą. Jeigu aš taip pasakiau, taip ir turi būti. O dabar grįžtant prie Malinausko, kuris neišmano apie mašinas ir naudoja vieną žmogų, kas šitoje situacijoje turėjau bent keli žmonės pasimti ir gal su teisininku pasikonsultuoti, ten kas konkrečiai dėl light auto situacija, nes, sakykime, jeigu aš šviežiai būčiau pradėjęs, tai aišku, baisu, gal pinigų tiek neturiu, viskas ir man 10 000 už mašiną mokėti, man akys ant kaktos iššoktų. Aš bandyčiau daryti remontą ar kažką tokio, bet čia ne mano reikalas. Bet, sakykime, kaip baisinį šitą Malinausko pasisakymas, prisimenu apie tą dalbajobą, kur Vilniaus ar Kauno gatvėm lakstydavo baisiniais greičiais ir panašiai. Ir kada supratau, kad Malinauskas visiškai apie mašinas neraukia, bet jis žurnalistas. Sensacizacija ir sensacijų kūrimas yra reikalingas. Jie antraštės kuria, ateina rekordinės temperatūros, yra 2% tikimybė, kad bus 50 minus laipsnių temperatūra, bet 98 laipsniai, kad pasieksim 30. Kaip lietuvių žurnalistai. Tai tas pats jo sensacizacija, jisai, įsivaizduokite, automobilį skrendantį 150 km/h greičiu miesto gatvėmis. Negana to, kad automobilio greitis yra 150 000, automobilis yra 20 metų senumo ir sudėlė. Ir aš toks sėdžiu, o Jėzus, kaip tu neraukia apie mašinas? Kaip tu neraukia apie mašinas? Aš galiu iš savo patirties pasakyti, randu, atvažiuoja žmogus su 30 000 nuvažiuota mašina, kuri uždaužyta, užjauta tiek, net apie tą savininką mašinų, ten jau ne vienas servisas šneka, paduok šitam žmogui, jeigu nori sugadyti gerą automobilį. Ir atvažiuoja pedantiškas žmogus, per daug jau net skrupulingas, kur mašina po $500 000 dugnas blizga. Tai čia nuo žmogaus priklauso. Ir dar antras Malinauskui teiginys toks, pamastykim apie mėgėjiškus, profesionalius, pusiau pilnai profesionalius autoralius. Neretai ten automobilių kėbulai
būna irgi ne 20 metų senumo. Ir priklausomai kokio lygoje važiuoji, automobilio modifikacija gali būti labai minimali ir kai kur krūva stokinių dalių, bet jos svarbiausia kokybiškos ir naujos. Tai tas 20 metų nėra faktorius ir tu žiūrai žmogų galvoji, o dieve, kaip tu nusišneki. Aišku, ten aš neteisinu važiavimą, tokius dalbajovus reikia sugaudyti ir panašiai, nes čia, kaip tas sako, ar naujas ar senas automobilis esminiai taisykliai. Stabdymo kelias visų vienodas, nes plius minus ten padangos, jeigu automobilis adekvačiai sveria, tos pačios ABS sistemos viskas, padangos irgi jeigu geros, automobilis plius minus tuo pačiu greičiu važiuodamas, ar jis 20 metų senumo ar naujas, jis sustos panašiai. Tai sakau, šita situacija tokia pasidarė juokinga, nes kai jo, paskui irgi vat, apie tą Modestą sakau, klausau, taip galvoju, nu gerai, tu čia kovoji, bet jeigu pats kovoji, kai kur tokio, nu daug, tas bičiulis fleksinimo daro, mašinoj sėdi ir tiesiog gimdo, o čia stovi prie kliento ir pasakoja, kaip ano aprašas blogas. Jeigu įsivaizduokim, tikrai kaip faktas jis matė tą automobilį kaip techniškai tvarkingą, kaip tu gali ant techniškai tvarkingo automobilio aprašyti daug. Nežinau, tiesiog susipešė, man tai čia toks vaizdas, susipešė konkurencinės jėgos. Va, dar ką nepaminėjau, šitie visi tikrintojai išgimdė, nežinau, ar pradžioje video šnekėjau, jau tikrai nerestartuosiu video, jeigu pasikartojom, tai išjunkit nuo čia. Išgimdė tuos vadinamus FOMO tikrintojus. Mano giminaitis pardavinėja 1997 metų mašiną. Pas mane skambina tie rūdėlys, kas ar paimtai patvarkyti, sakau, žinokit, dėdė, negaliu, 2 mėnesių eilė, sakau, pykit, nepykit, ne. Nu, tai gerai, sakyk, kokių medžiagų reikia, aš te pasišveisiu, pasikrapštysiu, ten ką, paaiškinau, ten, va, te smėliuku, kažkur ten tą, ten toks gruntas, toks glaistas, tep ir tep, po dienos ten sušveisit, padažysit, ten tep ir tep. Nu, ir aš nemačiau, bet kažkiek dasitvarkė žmogus ir pardavė. Parduoti tiksliau nori mašiną. Atvažiuoja žmonės ir įsivaizduokit, mašinos rinkos vertė yra tarp 800 eurų ir 1200, gal už 900 eurų pardavinėjo. Ir visos tos skelbimuose matai, kad tose vietose skylė, tos surūdėja. Jis kaip taip kažkiek išlaižė, kad estetinis vaizdas bent 2 metus tikrai bus, nu metus laiko, nežinau, kaip jam pavyko sutvarkyti. Išlipa idiotas su dažų storio matuokliu. Aišku, ten netikrintojas, bet šitie įgimdė kaip Modestas bičiulis absoliutą, kad taip, mašinas reikia tikrinti, bet reikia adekvačiai pagalvoti pagal metus. Kad ta mašina špakliuota, tai jau yra labai gerai. O jeigu nešpakliuota rūdies nėra, tai idealu už 900 eurų. Jeigu su rūdim ir planuoji ilgiau važinėti, tu jau turėsi kišt. Tai, nu žinot, tai čia aš įmečiau į šitą istoriją savo 5 centus, ką galvoju. Sakau, man čia daug, bet kyla net įdomus klausimas, kodėl tas Passatas atsidūrė pas Modestą tikrinime. Ar tai negalėjo būti, kaip anglai sako, decoil, garsiniai granata, kur numetė ir dėmesį nukreipti ir pasimt Pierą, gal pats pakišo. Arba papuoliai protingi žmonės ir kaip iš karto pasiūliau versiją, kad automobilį, jei kilo klausimų, kreipėsi į kitą tikrintoją. Tai čia gal vienintelis teisingiausias ir taisyklingiausias būdas. Kito paaiškinimo neturiu, o light auto siūlyčiau, jeigu automobilio net pirksi, nes vis tiek čia jau yra aikštelės atsakomybė pasiimta Passatą, jeigu aikštelė nesutinka, atiduok už tikrinimą pinigus, kiek ten, gal 200 eurų sutarė ir pasiūly, kad už dalis sumokėsi. Tiksliau, surašot kokios dalys, tada suieškau, dasivedimą jūs atliekat, nu kažkokį turėtų būti kompromisą, nes čia jau toks vaizdas nėra kompromisų ieškojimas, sakykime, įlipai tai įlipai į šūdą, nes ir man papuola įlipti į tą šūdą, bet visada ieškai sprendimų ir savo atsakomybės nevengi.
Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace out, neturėjau ką filmuoti, tiksliau turiu ką filmuoti, tik tai neturiu laiko montuoti, tai va, savo senas formatas, padiskutavau apie automobilių tikrintojus. Nevažiuojam auto tikra, netikra, kaip seniau vadydavau, nes bijodavau, dabar nebijau, čia tiesiog savo įmetu 5 centus ir savo nuomonę, sakau, nieko šiais laikais neina pasitikėti. Net ir tais tikrintojais, net ir tuo pačiu Modestu. Dėkui, peace out.